pati geriausia uodega. Diena buvo graži ir tokia būtų buvusi. Tačiau lapė, sutikusi meškiuką, pakraipė galvą ir nusistebėjo. Keistai tu šiandien atrodai, meški. Kodėl keistai? Meškiukui diena iš karto pasidarė negraži. Lapės tu neapgausi. O kurgi tavo uodega? Pasigrąžė meškiukas, visaip sukiojosi uodegos ieškodamas, bet jos nerado. Kur pradingo jo uodega? Atsiprašau, meškiukas užkalbino ant šakos riešutus triauškiantį voveriuką. Gal tu matei, kur mano uodega? Oi, nemačiau. Pasikasė pausį voveriukas. Parodyk. Vėlai parodyčiau, bet šįryt jos ir pats neradau. Lapė sakė, kad ją pamečiau. Visai nuliūdo meškiukas. O aš net nežinau, kaip ji atrodo. Na, ji turėtų būti tokia kaip mano, pūkuota. Voveriukui viskas buvo aišku. Kažkoks protingas žvėris yra pasakęs, ieškok savo uodegos ir rasi. Tik paskubėk, kad jos kas nors kitas nepasimtų. O jei tikrai kas nors pasims jo uodegą, iš kur jis gaus kitą? Gal peliukas žino? Oi, ne, nežinau. Šis negalėjo nieko patarti. Ir negirdėjau, kad kas nors uodegas pardavinėtų. Tačiau, ar tau tiktų tokia uodega kaip mano? Pažiūrėjo meškiukas iš arčiau. Ne, ši uodega plona kaip siūlas, jam tokia netiks. Braudamasis per krūmus ją nutrauks ar pames. Mano uodega matyt kitokia, sumurmėjo jis. Ačiū, peliuk, ir už tai. Tu gal ji tokia? Norėdamas paguosti nusiminusį meškiuką, ištiesė plokščią uodegą bebras. Tu nežiūrėk, kad ji be pūkų. Kai man būna šalta letinams, atsitupiu ant uodegos ir taip sušylu. Ši uodega tau tiktų. Nemanau. Meškiukas priėjo artyn ir apžiūrėjęs bebro uodegą patraukė toliau. Manau, ji buvo kažkokia kitokia, tik nežinau kokia. Meškiuk, ar tikrai nežinai, kokia buvo tavo uodega? Meškiukas letenėlę išlygina smėlį ir vienu nagu bando nupiešti savo uodegą. Iš kur jis žino, kokia ji? Taigi, kaimynai jam pasakė. Žinoma, ji turi būti ilga ir dar galėtų būti pūkuota. Jo uodega turi būti lengva ir būtinai graži. Tik kur ją rasti? Iš kur ją gauti? Jei tu jos neturi, gali susirasti. Supuodamasis ant šakos čiauškė voveriukas. Arba nusipirkti. Pritarė jam peliukas. Dabar viską galima įsigyti. Jūs juokaujate, Lapė numojo leteną. Uodegos ten nusipirksi, ją galima pasisiūti. Žodžiu, pasigaminti tokia, kokios nori. Kaip? Meškiukui nuo patarimų apsvaigo galva. Taip, Nubėgdama patvirtino lapė. nueik pas ežį, jis tau pasiūs. Uodega? Ežys spoksojo į meškiuką nieko nesuprasdamas. Taip, uodega. Pasiūtė? Taip, pasiūtė. Ilga? Labai ilga. Pūkuota ir šilta, bet lengva. Kaip pūkas, kad nešti būtų nesunku, šypsojosi meškiukas. Ar pasiūsite? Ir ko tik per savo gyvenimą nesiuvo ežys. Pusė girios žvėrių nešiojo jo mažom rankytėm pasiūtus drabužius. Tačiau uodegos siūti neteko. Jis net susirūpino, nes nenumanė, kaip atrodo jo paties ežiška uodegėlė. Ežys sumurmėjo, kasėsi pausius ir nesumojo, ką atsakyti meškiukui. Uodegą pasiūti sunku. Bet man reikia,
Meškiukas liūdnai nuleido akis. Suprantu. Ežys jį nuramino ir pasiūlė ateiti po mėnesio. Nieko savo po mėnesio. Meškiukas prisiglaudžia prie medžio, kad nematytų, jog neturi uodegos. Taigi bus po mėnesio žiema. Voveriukas sakė, kad žiemą jis miega užsiklojęs pūkuotą savo uodegą. O kaip bebras kojas sušyla, taigi tupėdamas ant savo uodegos, visi jie laimingi, nesuodeguoti. O jis? Gal ežiukui reikėtų kokio nors skanėsto, tada jis apsidžiaugtų ir brūkš smygt pasiūtų jam uodegą, nelaukdamas mėnesio. Žinoma, jis taip ir padarys. Sures skanėstą ežiui. Skanėstas ežiui. Meškiukas vaikšto po girią ir ieško. Štai kokie gražūs geltonų grybukai, skanūs, bet ežiui nebūtų patikę. O čia uogos raudonuoja, burno ištirpo. Tik ežiukui jos būtų per daug rūgščios. O čia žolė, tik pešk ir kiemšk į pilvą. Kur tu matei, kad ežiai žolę kramtytų? Apėjęs didžiausius miško plotus, jis visko paragavo, bet taip ir nerado nieko, kas patiktų siuvėjui ežiui. Na nieko, palauks tą mėnesį. Brrr, jau šalta. Ryte gruodas ant žemės baltuoja, meškiukui kojų padus gelia. Gal jau metas pas ežį, ko gero jau mėnuo praėjo. Ežiuk, čia aš. Kumštuku įsidėjo kelmą pastukseno meškiukas. Uodegos atėjau. Tylu. Palaukęs kiek jis kumščiu trinktelėjo garsiau. Nieko. Nežadink jo! Iš viršaus pašaukė kėkštas. Ežiai jau miega. Sunkiai miegosias visą žiemą. O tai pasarį. Meškiukas apsidairė, ar niekas nemato jo tokio be uodegos. Ne, aplinkui nieko nebuvo. Kur buvai prapuolęs? Mama pasislinko guolyje. Taip ilgai ieškojau, šaukiau. Aš buvau užsiėmęs, Sušnibždėjo meškiukas. grybus kramčiau, uogas laižiau, žolės pilną pilvą prisikimšau. Labai gerai. Letina švelniai patapšnojo mama. Dabar mudu visą žiemą miegosim, todėl gerai, kad daug pravalgiai. Ir dar aš su žvėriukais draugavau. Jie tokie geri. Žinai, jie sakė, kad tik ras mano uodegą ir ją grąžins, nes kiekvienas turi savo, jiems kitų uodegų nereikia. Aš taip jiems dėkoju už savo būsimą uodegą. Už kokią uodegą? Meškiuko mama pasilenkė prie sūnaus. Kokios uodegos tu ieškai? Kaip kokios? Savo uodegos. Betgi tu ją turi. Mama paglostė meškiukui galvą. Tokia kaip aš, kaip visos meškos. Negali būti. Mažiukas Letina palietė trumpą savo uodegą ir prisiminė, kad tokią ją visada ir turėjo. Kaip gerai, kad aš ją turiu, sako meškiukas mamai. Ką turi, sūneli? Uodegą, savo uodegą, trumpą ir gražią. Ką aš čia veikčiau su voverėlės ar pelės uodegytėm? O tu tokių norėjai? Nežinau. Meškiukas prisiglaudė prie mamos. Kadaise galbūt norėjau, bet dabar nenoriu, nes man pati geriausia mano uodega. Selemonas Paltanavičius. Skaitė dėdė Vilius.